Labas, Kristina ir Dainiau. Aš dar nemoku gerai kalbėti, o ypač rašyti. Bet žinokit, turiu labai mylimą asiliuką, 3 pusiau sugraužtus mamos lūpų pieštukus ir neišmatuojamą smalsumą. Kaip atrodo jūsų širdis? Mama sako, kad aš esu mažas stebuklas. Tėtis, kad aš esu maža raketėlė su 2 fontanais. Abu sako, kad man reikia ypatingų žmonių, tikrų, švelnių, stiprių ir labai savų. Tokių, kurie ne tik moka apkabinti, bet ir atlaiko blynų tešlą bei braškių uogienę ant marškinių, sofos ir sienų kampų. Atsiprašau iš anksto. Tokių, kurie įkvepia, pamoko ir kurie niekada nepasakys, neturiu laiko. Tie, kurie tyliai būna šalia, kai labiausiai reikia. Tad labai norėčiau jūsų paklausti, ar sutiktumėte būti mano krikšto tėveliais? Rugsėjo 16 dieną, žinau, tai darbo diena, bet man ji labai svarbi, nes man sukanka visi 2 metukai, juk tai mano gimtadienis ir pati gražiausia šventė – krikštynos, kurios vyks 15 valandą, kaip mamytė sako, pačioje gražiausioje bažnytėlėje Kulautuvoje. O po ceremonijos greitai važiuosim žaisti ir valgyti tortą į žaidimų namą Ringauduose. Jei pasakysite taip, pažadu, kviesiu jūs į savo šventes, gal ir tėvelių, dalinsiuosi sausainiais, gal ir ledais, bet kartais. Atvažiuosiu pas jūs į tik sutvarkytus namus. Pažadu, mylėsiu jūs ir dažnai apkabinsiu savo lipšniom rankytėm bei savo 2 fontanais su pilna jausmų širdelė. Su mažais žingsniukais, trupučiu netvarkos ir didžiulė meilė. Tai aš, Liepa.